Į sceną Paulius. Paulius šokti pradėjo prieš porą metų, o į pusfinalį pateko po pirmojo pasirodymo. Tai iš tikrųjų kaip akmuo nuo širdies nukritęs. Paulius sako, jam reikia ne šlovės, o pinigų. Tikrai žinau, kad tęsčiau studijas, kurias teko nutraukti būtent dėl finansinių problemų. Tai kol kas va taip, man šiaip nieko netrūksta, aš laimingas žmogus. Pinigų man irgi reikia, bet scenoje Paulius ir jo merginos. Klonavimo funkcija aktyvuota. Paulius. Na kągi, aš manau, kad tau trūko tik tai tokio nekeliuoto strypo. Jeigu tave būtų puolę kaip matricų ir tu būtum išdaužęs visus šitos klonuotus misterius smedus, būtų visai spūdinga, ar ne, teisėjai? Paulius. Pauliau. Šiaip labai gaila, kad dingo tavo kolegės. Visos tu nenori dalinti su jomis pinigais? Aišku, kad ne. Supratau. Ir aš nežinau, aš manau, kad visiškai nesvarbu, tiesą sakant, kuri tavo pagrindinė yra motyvacija, šlovė, pinigai ar moterų dėmesys. Bet žinai, kas yra, kad niekada nepaslėpsi to žmogaus, kuris tikrai siekia savo užsibrėžto tikslo. Tokie žmonės matosi visą laiką. Tokie žmonės visą laiką aukštesnį galvą už kitus. Tokie žmonės visą laiką krenta į akis. Ir tu esi vienas iš tų. Tu esi vienas įdomiausių žmonių Lietuvoje. Šaunuolis. Laikykis, pranai. Man lieka tik pritart Marijui. Jeigu viską taip darysi, pinigų prisivarysi. Prieš mano komentarą dar vienas klausimėlis. Tai yra tavo choreografija? 100%. Aš noriu
pasakyti labai rimtą pareiškimą Lietuvai. Tu nepamirškit, brangūs žiūrovai, visa Lietuva, nepamirškit, šitas žmogus pradėjo šokti tik prieš 2 metus. Ir jūs mato tokį rezultatą. Mano dideliu įsitikinimu, tu esi vertas laimėti šitą konkursą. O jeigu taip neatsitiktų, jeigu įvyktų tokia klaida, kad tu nelaimėsi, tai aš tau sakau, prisikauk drąsos, nuvažiuok pas Alą Duchovą, pasibelsk ir parodyk šitą įrašą. O jeigu neužteks drąsos važiuoti pas Alą Duchovą, nuvažiuok pas Alą Pugačiovą ir sakyk, irgi parodyk šitą įrašą. Pasakyk, ką nors gražaus ir komisijai, ir Lietuvos žiūrovam. Na, iš tik... Net mūsų... Ala Duchova yra būrėja. Taip, aš suprantu. Nuo žodžio duch. Prašau pasakyti, Pauliau, visai Lietuvai, kas yra Ala Duchova. Ala Duchova yra šokio studijos Todės galva. Yra Labai žymi pradininkė 30 studijų per visą Europą, pasaulį. Ir pats aš esu Lietuvos kaip ir atstovas šiuo atveju. Tai tiesiog taip aš susijęs su Ala Duchova. Bet Ala Pugačiova vis tiek populiaresnė. Gerai. Gal nori dar ką nors pasakyti šiaip Lietuvai? Ačiū! Paulius, jo numeris trumpasis yra 05. Balsuokite už jį numeriu 1378. Paulius, ačiū tau. Ačiū, Paulius.